mes moksleiviai esame nepatenkinti švietimo sistema, kadangi mes pas mus į mokyklą nei ministras, nei kažkas neateina ir mes neturim ant ko rėkti, tai mes, kaip pasakyt, rėkiam ir pykstam ant mokytojų. Tai Domas Nėnius, taip? Nu taip. 15 metų? Bus 15 rugsėjai. Bus 15 rugsėjai. O kelintoj klasėje tu dabar primeni? Dabar būsiu pirmokas. Pirmokas? Taip. Gimnazistas pirmokas taip. dabar. Gal gali pasidalinti, kokių talentų, hobių turi, arba ką tau labiausiai patinka veikti? Tai mėgstu rankdarbius, mezgu, taip pat mėgstu aktyvų laisvalaikį, buriuojam, dviračiais važinėjam. Ar turi autoritetų? Nu, tokių kaip tikslinių autoritetų neturiu, domiuosi įvairiomis sritimis, bet toks kaip autoritetas tai būtų tėtis. Jis visada padeda, pastiprina. Patys vaikai ir patys tėvai tą klausimą, kuo aš būsiu gyvenime, mes tai pradedam darželį, mokyklai, pirmosiose klasėse ir po to tiesiog apie jį pamirštam ir po to mes baigę tiesiog moksleiviai mokyklą ir tiesiog, o tai kuo aš būsiu dabar gyvenime? Tai mano manymu, mokyklose turėtų būti vedama tokia kaip speciali pamoka, iš dalies kaip gyvenimo įgūdžiai galima būtų pasakyti, bet kurioje jaunimas jau pradėtų kažkur, gimnazistai pradėtų kelti savo klausimą, ką aš veiksiu gyvenime, taip pat galėtų konsultuoti su specialistais savo manomų profesijų, kokias norėtų užsiimti gyvenime. Pavyzdžiui, fotografas, jis galėtų su mokytoju mokintis fotografuoti, dar kažkam mokintis editinti, koreguoti tas nuotraukas. Kaip tu norėtum, kad funkcionuotų ateities mokykla? Kokioje mokykloje tu norėtum mokytis? Norėčiau mokintis mokykloje, kurioje nebūtų namų darbų. Tas labai dažnai girdima, bet kai namų darbai yra užduodami ten kelios užduotys, tai yra normaliai. Bet kai vienas mokytojas užduoda kelias užduotis, kitas mokytojas kelias užduotis ir kitas kelias, tu per dieną turi 7 pamokas ir tau tas kelios ir tau gaunasi kosmosas. Nes mokinys gaunasi, kad jis mokykloje dirba, jam galva įsiskauda, jis grįžta namo, jis toliau dirba. Tai va, aišku, yra mokinių, kurie nesistengia ir kokį pažymį gausiu, man neįdomu ir jie nieko nedaro, bet tada jie tokius pažymius ir gauna. Tai va, aš stengiuosi daryti viską ir todėl gaunas, kad tu dienos eigoje per pamokas tiesiog užmiegi. Kas tau yra laisvė? Ačiū labai. Laisvė. Aš laisvę suprantu dvejopai. Suprantu apie tą fizinę laisvę, kai žmogus varžomas yra išorinių veiksnių. Ir tą laisvę, kai žmogus gali pabūti ne nuo aplinkos, ne nuo žmonių kitų, bet gali pabūti pats nuo savęs. Nes tokių situacijų atsitinka gyvenime, kai tu tiesiog nori pabūti pats su savim, su savo mintim tiesiog pasėdėti, parimoti save. Ar turi svajonę? Tai mano gyvenimo svajonė yra dar būnant dabar iki mokyklos baigimo susigalvoti, susiplanuoti. Aš jau turiu maždaug, ko aš noriu būti gyvenime, bet tiesiog pasiruošti tam gyvenimui ir kad ant 18 jau žengti į gyvenimą pilnom kojom be tėvų, artimųjų ir draugų piniginės paramos. Kad jau būtų užsitikrinu savo gyvenimą. Ir po to norėčiau, nežinau kaip bus gyvenime, bet kad kokių 30 galėčiau tokia išeiti, kaip pasakyti, į pensiją, kad aš jau būčiau užsidirbęs pinigų tiek, kad ten į darbą praktiškai vaikščioti nereikia ir kad galima būtų jau rūpintis savo vaikais, padėti tėvam, nes jau tėvai link garbaus amžiaus judėtų po truputį. Kas tau yra vertybės? Tas profesionalumas ir kad atsiduot darbui ir kad jeigu darai kažką, kad tai būtų gerai. Taip, po to būtų, kad tas nuoširdumas, tai aš nuoširdumą skiriu kartu su sąžiningumu, tai kad tai man tokios svarbios vertybės, kurios
man svarbios bendraujant su žmonėmis, kad jie jas turėtų, nes šiais laikais žmonės pamiršta vertybės ir jomis nesivadovauja, kaip pasakyti, tai laikoma kaip atgyvena, prie ko gyvena mūsų tėvai ir panašiai, ir kad tai gan nekalbama tema tiek mokykloje ir panašiai, nes visi kalba, kad reikia būti geru žmogumi, bet niekas nepradeda žiūrėti, kaip jie patys gyvena. Ką tau reiškia būti lietuviu ir ar turi kokių nors veiklų, kuriuose prisidėtum prie tautiškumo puoselėjimo? Taip, o prie tautiškumo tai aš prisidedu, dainuoju chore Ąžuoliukas. Dainuojam tiek nuo liaudies kūrinių, kuriuos parašom profesorės Miškinės. Taip pat dainuoju katedros chore, su kuriuo būna pakeliaujam po Lietuvą ir po kaimelius ir po jų bažnyčias kartu su katedros bendruomenė. Aš tokį eilėraštį namuose parašiau, tai aš dabar perskaitysiu jį. Tai eik lietuvi mano, tu gyveni Lietuvoj, pasaulio širdyje. Ar tu myli savo kraštą, užduok šį klausimą savo visados. Ar tu tikras lietuvis, tai klausimas tau, kiekvienas klausimas turi savo atsakymą. Aš lietuvis tikras, širdį savo sakyk, aš lietuvis tikras, sakyk savo visados. Kas tu? Tai bent klausimas. Aš lietuvis, tai tau yra atsakymas. Tu lietuvi, pažvelk į dangų. Ką matai? Matau tik debesis, o jie tikri.